Pelėda. Prieš kelis šimtus metų, kada žmonės dar nebuvo tokie gudrūs kaip šiandien, vienam mažam miestely atsitiko nuostabi istorija. Naktį iš miško į vieno žmogaus klojimą atskrido pelėda, o išaušus nebenorėjo iš ten lėkti, bijodama, kad jos nepamatytų kiti paukščiai ir nepakeltų riksmo. Rytą nuėjo bernas į klojimą imti šiaudų, pamatė kertėje tupint pelėdą. Baisiai išsigando ir atbėgęs pasakė savo ponui, kad į klojimą įlindęs tupi baisus žvėris, kurio kaip gyvas nematęs, vartantis akis ir galintis į kiekvieną praryti. Pažįstu tave, tarė ponas. Vaikyti strazdą po lauką turi drąsos, bet pamatęs negyvą vištą bijai be lazdos prie jos prieiti. Eisiu pats pažiūrėti, koks ten žvėris. Drąsiai nuėjo jis į klojimą ir pradėjo dairytis, bet kai pamatė neregėtą žvėrį savo akimis, išsigando ne mažiau už berną. Bet dvasios šoko pro duris, nulėkė pas kaimynus ir su ašaromis ėmė prašyti jų pagelbėti prieš nežinomą baisų žvėrį, sakydamas, kad visam miestui būti didelis pavojus, jei iš klojimo jis ištrūktų. Visose gatvėse pakilo didelis triukšmas ir riksmas. Gyventojai susirinko apsiginklavę ietimis, šakėmis, dalgėmis ir kirviais. Pagaliau pasirodė tarybos nariai su burmistru priešaky, sustoję rinkoj eilėmis, ėjo pas klojimą ir apsupo iš visų pusių. Paskui vienas iš drąsesnių, su atstatyta ietimi rankoj, įkėlė koją pro duris, bet tuojau baisiausiai rėkdamas išbėgo atgal, visas išbalęs kaip drobė ir nebegalėdamas tarti žodžių. Dar buvo atsiradę du drąsuoliai, bet toliau durų jie negalėjo pažengti. Pagaliau išlindo priešais aukštas tvirtas vyras, pagarsėjęs savo dideliais karo darbais ir tarė: vienu pažiūrėjimu žvėries neišvarysit, reikia imti ką rimtai daryti, o jūs visi tik inkas drebat ir nežinote, nuo katro galo pradėti. Jis liepė nešti šarvą, kalaviją ir ietį ir visas apsiginklavo. Visi gyrė jo drąsumą, nors daugelis drebėjo dėl jo gyvybės. Atidarė abejas klojimo duris, pamatė pelėdą, tuo tarpu atsitūpiusią ant didelio skersinio spyrio. Tas drąsuolis liepė atnešti kopėčias ir kai pasistatė pradėjo lipti, visi ėmė jį drąsinti, prašydami padėjimo švento Jurgio, slibino nugalėtojo. Matydama artinantis į save žmogų, kuris galėjo ją pagauti, ir girdėdamas tokios minios riksmą, pelėda ėmė vartyti akis, šiaušti plunksnas, suplasnojo sparnais, kaukštelėjo snapu ir dusliu balsu suriko: ū! Durk, durk, šaukė minia drąsuolį. Kas čia stovėtų, kur aš, atsiliepė jis, tas nesakytų durti. Nors per vieną pakopą pakilo aukštyn, bet visas ėmė drebėti ir vos gyvas užlipo žemę. Dabar nebeliko nei vieno, kuris būtų tikęs eiti į tokį pavojų. Tas žvėris, sakė jie, vienu savo kvapu užnuodijo ir sužeidė drąsiausią iš mūsų. Tai kur mes bekišim savo galvas? Ir jie ėmė tartis, ką daryti, kad nepražūtų visas miestas. Nieko ilgai negalėjo sugalvoti. Galop burmistras rado gerą priemonę. Mano nuomone, tarė jis, mums reikia visiems susidėti ir atpirkti nuo savininko klojimą su viskuo, su javais ir šiaudais, kad jis neturėtų jokių nuostolių, o paskui jį padegti, kad kartu sudegtų ir tas baisus žvėris. Tada bent niekam nereikės aukoti savo gyvybės. Tokiam svarbiam reikalui niekas neturėtų gailėtis pinigų ir atsikalbinėti. Visi su juo sutiko.
Klojimas buvo padegtas ir iš visų 4 pusių kartu su juo sudegė ir ta nelaiminga pelėda. O kas netiki, tegu nuvažiuoja į tą miestą ir pats viską išsiklausinėja.